Eteryje laida iš ciklo skirto suaugusiųjų švietimui mokytis niekada nevėlu. Šiandien kalbame apie įvairias laisvalaikio formas ir saviraišką. Europos Sąjungoje šiuo metu gyvena daugiau nei 50 milijonų žmonių turinčių negalią. Tai sudaro 15% visų gyventojų. Užimtumas – tai svarbiausias būdas visapusiškai aktyviai ir lygiomis teisėmis dalyvauti visuomenės gyvenime. Tačiau būti aktyviais turi norėti ir patys neįgalieji. Čia labai svarbi ir artimųjų bei visuomenės parama. Vilniaus SEP arenoje veikiančio neįgaliųjų teniso klubo įkūrėjas Aleksandras Pacevičius sako, kad nors už nieką šiame klube mokėti nereikia, naujų narių prisikviesti ne taip paprasta. O juk klubo veikla neapsiriboja tik tenisu. Dabar šiais metais pastoju užsiminėja, lanko tas 12 žmonių. Tai mes renkamės ir šiais metais bandysim važiuoti, paburiuoti Lenkiją tenai su jachtam. Važiuosim prie jūros Montiškės, tenai irgi pristatyti, čia irgi susijęs su tenisu, bet pristatyti tenisą, parodyti tenai, bus pristatymas to. Visada su mielu noru norim priimti ir šeimos narį, kaip tokios pagalbos mums nereikia. Mes norim įrodyti, kad mes savarankiškai viską galim patys. Šiais metais atsirado viena, galiu sakyti, močiutė, kurią atvedė pas mus į klubą ir lanko dabar su anūku savo. Jisai irgi nuo gimimo tenai serga cerebralinį paralyžių, jinai užsinorėjo pati, pritraukta, vienas anūkas sveikas, kitas turi negalią ir mes kažkaip susibendravom, jinai pati surado mane ir paprašėsi, lanko šitą ir močiutė, ir mama ateina, ir vaikus savo ten broliukus atveda tenai, kad būtų kažkokia bendruomenė, galima sakyti, tenai bendrai. Tačiau visuomenėje sklandančios nuomonės, kad neįgalieji kartais papiknaudžiauja savo negalę, klubo įkūrėjas Aleksandras Pacevičius pats 13 metus sėdintis vežimėlyje neskuba neigti. Aleksandras Pacevičius. Neįgaliesiems kažko reikia, kažko jie ypatingo tenais. Iš mano pusės, galiu pasakyti, nieko ypatingo tokio nereikia. Kaip reikia tam tikro, bet minimaliai padėti. Minimumą kažkokią šitą. Gal patarimo, gal šitą. Tai sakau, kaip su tenisu to pačio. Visas sąlygas sudarytas, viską pritaikyta. Bet pritrauk žmonės, turintys negalę, galiu pasakyti, sudėtingai. Ypač nenori, priprato prie kompiuterio sėdėti, priprato ten kažką. Tai ir tik tai prašyti, duokit mums pašalpos, duokit mums kažko tenai, nežinau. O taip, neįgaliai gali ir dirbti puikiausiai, uždirbti ir kiek aš žinau, tenai ir dirba. Taigi, priminkite, kada ir kur galima būtų atvykti naujiems nariams. Pas mus vyksta treniruotės pirmadienis, trečiadienis, penktadienis nuo 6 iki pusė 8, Ąžuolyno 7, čia adresas Vilnius. Ir čia visai nieko nekainuoja, tik tai kainuoja gal atvažiavimas tas, tam tikros išlaidos, kaip kavinė eini ar miestą išvažiuoja, važiuoti iki šito miesto. Čia viskas nemokama. Pabandyti ir neužsidaryti. Radijo laida parengta įgyvendinant ugdymo plėtotės centro projektą suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra, suteikiant besimokantiems asmenims bendrasias kompetencijas, finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis. Daugiau apie projektą rasite tinklalapyje www.suaugusiųjųšvietimas.lt.